Sveiki, mano vardas Mindaugas, esu medžių meistras, šitame filmuke pašnekėsiu apie senų dažų šalinimą. Galima nuimti juos keletą būdų. Vienas iš tokių populiariausių žmonių tarpe yra fenas statybinis. Su fenu dirbant reikia dirbti tik lauke, kambarį dirbti negalima ir tai pageidautina naudoti geros kokybės respiratorių. Kadangi žmonės nelabai mėgsta skaityti instrukcijų, tai aš norėjau trumpai apie feną pasakyti, kai pabaigia darbą su fenu, tai jį visada reikėtų pastatyti šitaip tokioj pozicijai, kad jis atauštų, nes jeigu jis bus paguldytas ant šono, jis gali tiesiog įkaitęs elementas keraminis, gali tiesiog pats save sudeginti kokį nors šoną ar laidus ar kažką ir tiesiog jūs greitai to įrankio neteksit. Dabar naudosiu infraraudonųjų spindulių lempą. Dūmelis pasirodė. Greitis yra tikrai didesnis. Yra tokias grubiai, galbūt du būdai restauravime. Tai yra vokiškas, kada yra nuimama viskas iki nei dažo, nei gabaliuko nepaliekama, ir skandinaviškas, kada yra kas jau nenusivalė, tai tas gali ir likti. Tik atsargiai, kaip čia jau už biškį pakaitinau. Čia nieko baisaus, čia dar viskas nusivalo, bet reikia žiūrėti, kad neperlaikyt, kad netyčia neuždegti. Taip pat naudojami yra grandymui grandikliai, taip pat mažesni grandikliai, kurie skirti yra falcio išvalymui ir kažkokių vietų, kur neprieinama yra stumimo būdu. Kažkokias vietas galima jos ir persigalast, kaip patinka pagal profilį lango. Taip pat yra dar naudojama kita priemonė, tai yra sausas grandymas. Jeigu labai dažas išorėje yra jo labai mažai, tai kartais visai nebūtina ten nieko kaitinti, tiesiog galima paimti tokį tvirtą grandiklį ir juo nugrandyti tiesiog viską, kas nusigrando, tada lyvuoti ir visą tą patį daryti kaip ir visada su langais. Dar internete ar šiaip sklando tokie būdai, kad žmonės galvoja, kad galima nuvalyti ten langą, gal daugiau tai galioja namo sienom, tai su smėliasrove arba cheminiu būdu yra cheminės priemonės, kurios atkelia dažus. Tai šitais būdais tikrai nereikėtų to daryti, dėl to, kad panaudojus smėliasrove joks stalius ar dailidė nekišti jokio įrankio, dėl to, kad jis iškart jį atbukins, nes namas tampa tiesiog smėlėtas visas ten. O jeigu panaudojus cheminės priemonės, jos nuima dažus gal ir neblogai, bet po to nelabai kas prie jų ir limpa, prie to apdoroto medžio. Tai irgi yra tokia labai didelė blogybė, labai stipriai sugadina medį, praktiškai nepataisomai. Norėjau parodyti jau pabaigtą langą prieš dažymą ir prieš stiklų dėjimą. Tai jis yra jau nuvalytas, nucikliuotas ir 2 kartus nualyvuotas. Taip pat yra nuvalyta visa furnitūra, metalinės dalys yra mechaniškai, o juodo metalo, o spalvoto metalo dalis čia chromuotas ar kažkas panašaus, tai yra nuvalytos chemiškai, kad nepažeisti paviršiaus. Cheminės priemonės būtent metalam yra labai tinkamos, ypatingai spalvotėm. Šį kartą tiek. Tikiuosi informacija buvo jums naudinga. Žiūrėkite kitus įrašus projekto puslapyje.